Antroji mėnulio diena. Dienos akmuo Agatas. Simbolis plačiai praverta burna. Tai pripildymo diena. Šiandien jums reikia pasisemti energijos ir žinių, kurios padės jūsų norų išpildymui. Į savo gyvenimą reikia pritraukti viską, kas gali padėti jūsų siekių realizavimui, nes ši diena pati tinkamiausia pradėti įgyvendinti savo planus. Tačiau jokių būdų apie savo sumanymus nepasakokite kitiems žmonėms, kitaip antroji mėnulio dienos pusė gali neigiamai paveikti visų jūsų planų įgyvendinimą. Šią dieną daugelis turės nepasotinamą apetitą ir godumą viskam, kas svetima. Kai kurie žmonės šią dieną gali rodyti agresiją, išvesti aplinkinius iš pusiausvyros. Todėl jeigu nuo gimimo esate nesubalansuotas žmogus, jums gali būti labai sunku suvaldyti pykčio priepuolius. Jūs neturėtumėte pasiduoti savo emocijoms. Bet kokiu atveju pabandykite susivaldyti. Ginčiai gali privesti prie bylinėjimosi ir kelti pavojų visiems jūsų tikslams. Gali sapnuotis labai nemalonūs sapnai. Jei jūsų gyvenime dabar yra nesutarimų laikotarpis, jūs nežinote, kur eiti ir ką daryti, tuomet būkite ypač atidūs vaizdiniams, kuriuos šiandien matote sapne. Teisingai interpretuojant, jie gali padėti rasti sprendimą bei pasirinkti teisingą kelią. Ligos prasidėjusios šią dieną bus nesunkios ir be pasekmių. Atkreipkite dėmesį į pojūčius vartodami maistą. Jei vartojimo metu tam tikras maistas kėlė neigiamus jausmus, liūdnus prisiminimus bei blogas asociacijas, tokį maistą būtina išimti iš savo raciono. Kadangi šią dieną odos imlumas labai sustiprėjęs, tad kosmetinės procedūros bus labai veiksmingos. Antroji mėnulio diena tinkamiausia namų ruošai. Šiandien rekomenduojama daryti viską nuo didelio masto iki smulkių darbų. Nebijokite pavargti. Jūsų namų gera energetika atkurs jūsų jėgas, tiesioginė prasme, tad jau kitą dieną pajusite energijos antplūdį. Antroji mėnulio diena – tinkamas metas pasimatymams. Būtinai parodykite savo partneriui dosnumą ir rūpestingumą, nuveikite ką nors malonaus ir būsite apdovanoti gerą nuotaiką, džiaugsmu bei meilę. Nevertėtų aiškinti santykių. Tai gana teigiama diena materialinėms problemoms spręsti. Galite pradėti bet kokį verslą, spręsti įvairius klausimus, viską, kas jums svarbu. Antrą mėnulio dieną registruota įmonė gali greitai atnešti pelno. Šią dieną sudarytos sutartys gali būti pelningos. Ypač sėkmingi edukaciniai projektai.